Šiandien nusprendžiau nufilmuoti savo spa ritualą vonioje. Toks pasilepinimas ypač atpalaiduoja po sunkios savaitės ir padeda pasiruošti naujiems iššūkiams. Pradedu nuo natūralaus kokosų aliejaus, kurį įpilu į vonią. Taip gulint vandenyje, oda bus nuolatos drėkinama. Galvos plovimui esu pamėgusi natūralius produktus, kurie lengvai išplauna nešvarumus, bet neišsausina galvos odos. Plaukų kaukę mėgstu sumaišyti su plaukų aliejumi. Taip maitinamasis efektas bus dar stipresnis. Kol visos drėkinamosios priemonės įsigeria į plaukus, aš mėgstu užsiimti oda. Iš pradžių pasitepu juodą molio kaukę, kuri išvalo poras. Palaikau nuo 5 iki 10 minučių ir nuplaunu. Paprastai po šios kaukės oda atrodo ypač švari. Na, o dabar odai reikia drėkinimo, tad dar keletą minučių palaikau Garnier kaukę. Giliam odos maitinimui esu pamėgusi Declor odos priemonės. Pajutau, kad šis aliejukas nepasilieka odos paviršiuje kaip dauguma aliejinių serumų, o įsiskverbia į mano sausą odą ir panaikino tempimo pojūtį. Ir galiausiai mano nemėgstamiausia dalis – reikia išlipti iš vonios. Taip, deja, nerekomenduotina vonioje gulėti tol, kol susiraukšlės pirštai, tad visko, kas gera, po truputį. Paskutinis produktas, kurį naudoju plaukams – Botanicals maitinamoji nenuplaunama plaukų priemonė, kuri yra visiškai neriebi, tad ją tepu nuo pat plaukų šaknų iki galiukų. Skatinu ir jūs pasilepinti nors kartą per savaitę, kad oda būtų švelnesnė, o nuotaika tarsi po atostogų.